jūs galvojate? Kas čia per video? Kas čia per dalykas? Jums kyla daug klausimų. Aš esu Fausta Michnevičiūtė, aš Jurgita Stultė. Mokomės 8 klasėje, taip pat užsiimama trumpametražių filmukų kūrimu. Turbūt mus žinote iš tokių filmukų kaip Elektroninės patyčios, Repas rūkaliai arba Repas kelių paukšteliai. Nenorime girtis, bet mūsų filmukas Mergaitė iš Anglijos elektroninių patyčių konkurse užėmė 4 vietą. Taip pat YouTube'e surinko 11 000 peržiūrų. Ši laida yra apie Alantos gimnazijos gyvenimą. Stengsimės viską sutalpinti, ką tik galėsime. Šią laidą gali žiūrėti bet kas. Nuo kūdikio iki 100-metės senelės. Nuo menininko iki visiško tinginio. Nuo inteligento iki paprasto žmogaus. Rugsėjo mėnesį Alantos gimnazijoje vyko daug renginių. Rugsėjo 9 dieną direktorės pavaduotoja Jurgita Knezikienė kartu su keliais gimnazijos mokiniais dalyvavo susitikime su astronautu Karoliu Babko. Jis į kosmosą skridęs net 3 kartus. Renginyje jis pasakojo apie savo karjerą NASA organizacijoje, skrydžius bei darbus. O taip pat Rugsėjo 12 dieną Alantos gimnazijos 6-7 klasių mokiniai vyko į Biržus. Šioje edukacinėje kelionėje buvo tęsiamas projektas Radvilų pėdsakai Alantoje, Tupingiuose, Biržuose. Ar tau patiko ekskursija į Biržus? Labai patiko. Ten buvo labai linksma, kai buvom gal Biržų pily, kai leido ten daryti visokias užduotis. Na, viskas buvo labai įdomu, bet labiausiai patiko žvalgos bokštą, eina sau ten tai baisu, tu pasižiūri į apačią, ten viskas persišviečia, taip iš labai aukštai, tai ten labai buvo įdomu. Taip ir pily buvo įdomu. Taip pat rugsėjo 15-ąją olimpiadininkai bei gerai besimokantis mokiniai vyko į Seimą. Išvykos metu mokiniams buvo aprodomi Seimo rūmai, taip pat vyko susitikimas su Seimo nariu Petru Čimbaru. Po to moksleiviai aplankė Lietuvos banko pinigų muziejų. Norime pasidžiaugti, jog rugsėjo 16 dieną mūsų Alantos gimnazijoje viešėjo Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų diplomatas Vytautas Antanas Dambrava. Jūsų tėvais yra gyvenęs Alantoje, o jo tėvas buvo Alantos policijos viršininkas. Mūsų gimnazija yra tikrų šokėjėlių mokykla. Rugsėjo 19 dieną dalyvavome akcijoje Visa Lietuva šoka. Akcijos tikslas – per tradicinius šokius ir liaudies dainas vienyti Lietuvos žmonės, stiprinti lietuvių kultūrinės tapatybės pajautą. Vykdant projektą Žingsnis po žingsnio rugsėjo 23 dieną gimnazijoje vyko mokinių savivaldos mokymai. Kaip pasiskirstyti darbus, planuoti veiklas, analizuoti rezultatus ir toliau vėl veikti. Mokymus vedė pilietinių iniciatyvų direktorius Girvydas Duoblys. Rugsėjo 25 dieną minėjome Europos kalbų dieną. Mokiniai ant balionų įvairiomis Europos šalių kalbomis rašė žodžius, frazes. Ta pačią dieną įvyko 8-12 klasių 3-3 krepšinio turnyras, kuriame įnirtingai kovėsi 5 komandos. Stuka šiandien laimi Juve, M-Dūmas, Kaladės ir Gyvatės. Pirmąją vietą laimėjo M-Dūmo komanda. Na, o dabar kviečiame pasižiūrėti mūsų Alantos gimnazijos direktorės Dalios Kebienės interviu svarbiais mokyklos klausimais. Anot kūno kultūros ir geografijos mokytojo Vytauto Šerelio žodžiais, tu turi ne tik klausyti, bet ir girdėti. Taigi, įtempkite ausis. Ar laukite šių metų rugsėjo? Be abejo, aš laukiu kiekvieną rugsėjo. Tai rugsėjas visą laiką yra šventė, kiekvienas rugsėjas yra šventė ir aš jo labai nuoširdžiai laukiu. Kas jums svarbiausia šiais mokslo metais ir ko galime iš jūsų tikėtis? Šie mokslo metai gimnazijai nėra kažkuo išskirtiniai metai. Tai yra eiliniai mokslo metai, kada mes dirbsim savo darbą
Ir be abejo, mokyklos prioritetinės sritis yra mokymosi kokybė ir visi mūsų uždaviniai ir tikslai yra orientuoti į mokinių pasiekimų gerinimą. Tai ir buvo pagrindinis mokyklos uždavinys. Mokykloje šiemet vėl daug projektų, nes projektai tai yra galimybė mokiniams atsiskleisti, parodyti save, parodyti savo gebėjimus, ne tik tai pamokose, bet ir kitus. Ir jūsų laida, pavyzdžiui, tai irgi yra įrodymas, kad jūs turite idėjų, jūs norit, kad mokykla būtų gera, kad mokykla būtų linksma kiekvienam mūsų nariui. Tai va, tai aš labai sveikinu jūsų laidą tuo pačiu ir tikiuosi, kad jinai iš tikrųjų įgaus gyvenimą, įgaus kvėpavimą ir taps mokyklos savastimi. Be abejo, aš turiu ir savo asmeninių tikslų, kas be ko. Tai vienas iš jų yra mėgyvenk per šitus mokslo metus atnaujinti kompiuterinę techniką. Tai vat ir dabar ieškom rėmėjų, ieškom žmonių, kas galėtų prisidėti prie to, galvojam, galbūt bus kokie nors projektai. Tai vat tikslas didžiausias yra, kad reikia atsinaujinti, reikia būtinai techniką atnaujinti. Kitas uždavinys irgi jau juda truputėlį į priekį, tai yra pabaigti tvarkyti stadioną, nes esame 21 amžiaus žmonės ir stadionas tikrai netitinka tų reikalavimų ir tų mūsų visų lūkesčių. Tai jau greitai, jeigu gerai atsimenu, tai spalio 18 dieną Ciuriche, Šveicarijoje vyks koncertas, kurio metu muzikantai koncertuos ir visi surinkti pinigai to koncerto metu bus skirti mūsų mokyklos stadiono atnaujinimui. Tai aš labai viliuosi, kad Liepos 1 dieną mes turėsim gražų modernų stadioną. Kiek žinau, rugsėjo 17-18 dienomis jūs buvote išvykusi į Latviją, į Ludzą. Ir ką ten veikėte? Su Latvijos Respublikos Ludzos savivaldybė, Molėtų savivaldybė bendradarbiauja, yra pasirašusi bendradarbiavimo sutartį ir delegacijos šių savivaldybių keičiasi viena su kita, vieni važiuoja pas kitus, pasižiūrėti, kaip gyvena, kuo gyvena, ką įdomaus veikia. Ir rugsėjo 17-18 į Ludzą vyko Molėtų savivaldybės švietimo įstaigų vadovai pasižiūrėti, kaip ten gyvena švietimiečiai. Iš tikrųjų buvo labai įdomi išvyka. Mes lankėmės įvairiose švietimo įstaigose, lankėmės vidurinėje mokykloje, gimnazijoje, 2 vaikų darželiuose, vaikų ir jaunimo centre ir dailės mokykloje. Iš tikrųjų yra nemažai skirtumų tarp mūsų ir Latvijos švietimo sistemų. Pas juos gimnazijoje vyresniųjų klasių mokiniai nesudarinėja individualių ugdymosi planų, kaip kad darot jūs, nesirenka dalykų, o mokosi viską ir tam, kad gautų brandos atestatą, turi išlaikyti 4 privalomus egzaminus. Didelis dėmesys yra skiriamas neformaliam ugdymui. Labai daug įvairių būrelių. Labai patiko dailės mokykla. Žiūrėjom dailės mokyklos mokinių sukurtus multiplikacinius pieštus filmukus apie Ludzą. Aš manau, kad ateityje mes galėtume puikiai bendradarbiauti su Latvijos moksleiviais. Pats miestas, aišku, apžiūrėjom ir patį miestą, jisai yra truputėlį didesnis negu Molėtai, bet nedaug ką, nes turi 9000 gyventojų. Išties geografinių požiūrių labai gražioje vietoje įsikūręs, 2 dideli ežerai, senos pilies griuvėsiai, išties smagu. O ką pritaikytumėte mūsų mokyklai? Sunku taip vienareikšmiškai greitai pasakyti, ką mes čia galėtume pritaikyti. Juolab, kad ta mūsų kelionė buvo daugiau tokia pažintinė. Na, aš manau, kad vienas dalykas, kas man tikrai labai patiko ir ką greitai mes ko gero turėsime ir savo gimnazijai, man labai patiko, kad visos jų švietimo įstaigos šalia valstybinės vėliavos yra iškėlusios savivaldybės vėliavą.
mūsų Molėtų savivaldybės vėliava iš tikrųjų yra labai graži ir aš manau, jinai puikiai galėtų plevėsuoti šalia valstybinės vėliavos ant mūsų gimnazijos. Mes galvojam, kad šitą dalyką turbūt mes padarysim. Ačiū Jums už interviu, buvo tikrai smagu. Man irgi buvo smagu, ačiū labai. Man labiausiai patinka tai, kad yra labai nemažai aktyvių mokinių ir kurie labai mėgsta, sakykime, paskelbti savo idėjas visiems tokie, kaip pavyzdžiui pati, ar kai kurie tavo klasiokai, arba vyresnių klasių mokiniai. Man patinka aktyvus mūsų gimnazijos gimnazijas. O gal yra kokių nors sunkumų? Sunkumų? Kad galbūt ne visada spėjam su mokiniais kažką papildomo padaryti, nes dėl išvažinėjimų arba dėl to, kad autobusas juos išveža namo. Pagrindinis dalykas tai, kad ne visada spėjam su jais padaryti užklasinės veiklos, kuri tikrai būtų labai įdomi, naudinga ir galėtum ją parodę kažkur garsinti savo gimnaziją. Aš manau, kad Alantos gimnazija yra puikia vieta mokytis, nes čia yra geri mokytojai, daug veiklos, antros klasės, vyksta įvairūs būreliai ir smagu čia mokyti. Mano mylimiausias mokytojas turbūt yra mano auklėtojas Henrikas Zališauskas. Iš tikrųjų, čia gera mokytis ir tikrai kviečiu daug ką prisijungti čia. Iš tikrųjų, daug kur suteikiamos labai geros sąlygos ir manau, kad kai kurie kabinetai taip pat dar bus pagerinti. Mylimiausias mokytojas. Tikriausiai, kad mylimiausias mokytojas tai būtų informacinių technologijų mokytoja Jurgita Knezikienė. Na ką, laida jau baigėsi ir jeigu ji jums nors kiek patiko, būtinai paspauskite like mygtuką, palikite atsiliepimą apačioje. Norime pasakyti, jog tai tik pradžia ir kitoje laidoje jūs laukia visiškai nauji netikėtumai ir siurprizai. Jeigu nenorite jų praleisti, prenumeruokite Alantos gimnazijos TV!